Taigi, pirmasis mano Airsoft video. Pradėjom kaip botas, aprangos nebuvo, nieko nebuvo. Pirmas eventas, draugas pasikvietė į eventą, savo pasim treningiukus, ginklą duosiu ir važiuojam. Tai atvažiavus į eventą, truputį nesigaudėm ir žiūrim, kad visi su gilisiūtais ar ne, su kamufliažais, su aprangom, su visko galvoju, truputėlį ne čia pataikiau. Taisyklės griežtos, taisyklių yra daug. Jas būtina perskaityti ir vadovautis, ar ne, kad būtų sąžiningas žaidimas ir būtų smagu žaisti visiems. Nu, tai briefingas, taisyklių aptarimas ir važiuojam į trasą. Reikia eiti per 10. Taigi, matote botą, tai yra aš, lakstantis, nesuprasdamas, kas vyksta šiame žaidime. Bandžiau išsiaiškinti, bandžiau nušauti kažką, bet tikrai buvo sudėtinga, tad kamerą daviau draugui, kuris žaidė jau nebe pirmą kartą. Turėjom situacijų nemažai, fightų daug, kadangi buvo filmuota tik su GoPro medžiaga, tai daug veiksmų ir nematysim, šiek tiek palakstymų, šiek tiek misijų ir daugiau stengsiuos papasakoti, kas vyksta šiame žaidime. Tai žaidime pradedam dažniausiai žaisti 50 prieš 50 ar netgi daugiau žaidėjų ir kiekviena komanda turi užduotis. Reikia ne tik šaudyti žmonės, skaičiuoti savo KD ratio, bet ir stebėti, kas vyksta žaidime, būtent su racija kalbėti, komunikuoti, užimti pozicijas, laikyti objektus ar ne, minuoti bombas ir daug kitų taktinių dalykų, kas tikrai yra įdomu ir smagu šiame žaidime. Mano kolega buvo pašautas, pašovus žaidėją, reikia dėti su oranžinė liemenė ir su oranžinė liemenė žaidėjas gali būti pagydytas mediku. Kaip matome, medikas pribėga, gali pasivesti šiek tiek į šoną, žaidėjas turėtų labiau šlubuoti, sunkiau eiti, bet bent jau nebėgti ir jį užklijavus pleistrą, jis grįžta į žaidimą ir toliau tęsia žaidimą. Jei medikas nepagydo žaidėjo, tuomet žaidėjas po 5 minučių stovėjimo su oranžinė liemenė eina į savo bazę, iš kurios vėl leidžia vadas, kada išleidžia išeiti iš žaidimo ir pratęsti žaidimą toliau rikiuotėje. Matome, klijuoja pleistrą, po pleistrų užklijavimo nusiėmam oranžinę liemenę ir tęsim šį nuostabų žaidimą. Jau ten vienas ar daugiau? Daugiau yra daug. Kokį 3-4 tenai. Aš jį matau. Jisai ten kur grinai per šakas reikia kiaurą. Grįžtame į misijas, tai mūsų misijas, kad laikyti tokį bokštelį, iš kurio krenta monetos ir kuo ilgiau išlaikysime šią poziciją, tuo daugiau monetų pririnksime. Su monetomis galėsime pirkti žaidybinę įrangą, granatas, mediciną ir kitus dalykus, kas pagyvins dar daugiau šį nuostabų žaidimą. Kiekvienas žaidimas vyksta skirtingose lokacijose su skirtingom misijom. Reikia dažnai ir vaduoti įkaitus, ir imti į nelaisvę, tardyti žmonės, minuoti bombas, padėti bombas, užimti objektus, parnešti sužeistus karius ir kitos misijos. O, pinigų palabis. Kiek tu monetų iškrito? 3. Čia mūsų pirmas? Jeigu tu ne prieš, aš paimčiau, nes aš gydytas, tai aš galimai greičiau eisiu. Galima su tavo monetom daryti. Mes turėsim nusipirkti daugiau ten šovinių, kažko dar žaidybinių daiktų. Vėliau praradom GoPro garsą ir video medžiagą liko be garso, tačiau mes čia radom būtkę, kuri buvo užimta, bet pasirodo mūsų savi buvo užėmę šią būdelę, mes ją patikrinom, susikurupavom, pakalbėjom ir čia kaip ir dar vienas spawn pozicija. Nes žemėlapis yra išties didelis, dažnai jis būna keletą kilometrų ant keletos kilometrų. Turėjom ir gilį siautą draugą ir turėjom nemažų pušų, turėjom daug veiksmo, šaudimo, iš tiesų pats pirmąjį eventą nušovau gal vos vieną žmogų ar gal du, nepamenu tiksliai, bet tikrai buvo išties įdomus, smagu ir komandiškas žaidimas ir tikrai nuostabus kardio. Matote, mūsų galbūt 6-8 pušinomis į priekį, vienas buvo pašautas, tada paskubėjome, dėjome šiek tiek į kojas, kaip sakoma, bet pušinomės arčiau pastatų, tačiau pastatai buvo užimti priešininkų, tai reikėjo juos bandyti atsikovoti. Praradom nemažai draugų, likom dviese kare ir tada ant mūsų metė granatą. Šalia granatos sprogę žaidėjai 5 metrų spinduliu yra pašalinami iš serverio. Tai baigėsi mano pirmasis žaidimas. Su beveik 0 pergalių, bet mes keliavom į antrąjį žaidimą. Turim draugus, kurie tikrai su gera nuotaikėlė, pasičekinam kameras ir važiuojam į kitą žemėlapį. Antrą kartą žaidžiant, jau buvom drąsesni, bėgom stipriai, įsijautę, žinojom, ką darom, žinojom, kur veliamės ir buvom pasiruošę šiam karui.
pušinomais pastatus, nes vadas liepė užimti pastatą. Tai iš visų jėgų bėgom kuo greičiau, kad tik tais galėtume užsimti gerą poziciją. Keletą žmonių pavargo, mes toliau bėgom ir... Jau šaudo, trau. Kontaktas! Tsargi. Pratus, kad pozicijos nepavyko užsimti laiku, nutarėm leisti žemyn, arčiau upelio pusės, link Siurblinės. Nes pastatas jau buvo užimtas priešų, tai teko imtis flanko pozicijos. Mėnų jau nepaimsim. Apušinam pastatą ir einam į šoną. Siurblinę bandom. Jau yra. Taip buvo pastebėti pirmieji priešai šį žaidimą ir iššauti pirmieji šūviai. Nieko lyg ir nenušuojam, medžiai blokavo labai kulkas, šratus, tai buvo labai sunku nušaut, bet matom ginklai jau geresni, turim ir taikinukus, turim ir viską, tai buvo tikrai suinvestuota nemažai į gėrą. Kažkur buvo, jo. Prisipušinom Siurblinę ir bandėm taktiškai žaisti su komanda, kad užsipušint. Tai galim, davai. Nusprendėm pakelt savo kolegą kartu virš sienos, kad jis galėtų su pistoletu išpyginti ir nušaut priešininkus. Sunkiai paėjo, bet paėjo strategija labai gerai. Vieną turėjom nušautą. Ir laimės buvo daug. Pirmieji taktiniai komandiniai žaidimai su nepažįstamais žmonėmis. Buvo 5, esam 4. Tu turi pistoletą? Ne, reiktų dar vieną. Turi kažkas dar pistoletą? Kadangi šturmuoti reikia iš arti, tai reikia dažniausiai pistoleto, nes į artimoj kovoj galimas tik 1 metro atstumas, ar ne, tai pistoleto ginklas tinka, automato atstumas turi būti 5 metrai. Todėl šie ginklai netinka, tai ieškojom žmonių su pistoletais. Kadangi aš jau antrajame žaidime, tai stengiausi tikrai daugiau vadovauti, komunikuoti ir pušint žmonės daryti kažkokius strateginius manevrus. Taip išsipušinom Siurblinę ir ją sugebėjom užimti kartu su mano kaip vado komandos dalimi ir kitų žaidėjų, kaip sakoma, komunikavimu. Taigi, Siurblinę sugebėjom lengvai užimti, užimėm visas pozicijas, laikėm jas ir žaidimą perkeliam vėliau į kitą žaidimų kraštą ir čia stebiu pats, ką matė kitas žaidėjas, kur pakėlėm jį ar ne, kaip sugebėjo nušauti priešininkus, buvo išties įdomu ir pačiam. Turim daug žaidėjų, kuriem reikia prapušinti prie pastato, tą ir darom, šiek tiek ilgai palukuriavus, apie 10-15 minučių, nusprendėm pagaliau taktiškai visi gražiai pušinti, surinkom visus žaidėjus, taktiškai greitai pribėgom prie pastato ir stengiamės jį šturmuoti, užiminėti. Pastato pušas užimimas man yra vienas smagiausių airsoft dalykų, kai komandiškai gražiai eina. Žmonės žaidžia, coverina vieni kitus, pušinasi ir komandiškai stengiasi žaisti. Dažnai tai yra ties sudėtinga, nes žmonės bijo numirti, bet jei draugiškai, taktiškai sužaidžia, tikrai yra vienas smagiausių dalykų. Tai pasigrožėkim. Kaip mato, drąsos tikrai trūksta. Pirmieji eina žaidėjai su pistoletais, kad galėtų šaudyti artimoj kovoj. Iš galo eina žaidėjai su automatais, bandydami išlaikyti 5 metrų atstumą, pridengdami ir, žinoma, ne full auto režimas, tik single fire. Po vieną kulką galima tapinti pastate iš didelio atstumo. Užsiėmu gražų coverį, galėdamas pridengti savo žaidėją, kadangi pistoletų dar neturėjau. Aišku, po šio žaidimo supratau, kad jo tikrai reikia ir kitą eventą jau buvom įsigiję šį daikčiuką, bet stebim, kaip įvyko šis pušas. Išeina priešininkai, jau nušauti, pasiduoda. Ir čia reikia kažkam prašokti, užmėsyti ir, žinoma, aš pasiaukoju už komandą, negaila. Prašokau drąsiai, nieko nemačiau. Labdienas, ramiai mes išsivalėm šį pastatą ir iš tiesų pastatas buvo visiškai jau toliau laisvas. Daugiau priešininkų nebesutikom ir laikėm šį pastatą kuo ilgiau. Šitą žiūri.
Išsivalius pastatą, palaikius į keletą minutėlių, mūsų užspaudė priešininkai ir aš jau buvau greitai nušautas, nes neatsargiai išėjau į lauką. Iš tiesų reikia šitam žaidime labai daug kantrybės ir protingai sužaisti. Čia matom geltonųjų komandą, mes buvom žalieji, kurie pušino mūsų pastatą, kurį buvo mišių atėmę. Iš tiesų taktiškai čia jų yra pastatas, mes iš jų atėmėm ir jie bandė užsipušinti. Keletą žaidėjų prikeltų ir vėl bandys geltonieji šturmuoti ir atsimti savo valdžią šiame pastatėlyje. Matom užkukintą granatą. Ir skaudus pūgis mūsų komandai ir buvo mūsų komanda sutriuškinta ir išvalyta. Todėl turėjom vėliau pertraukėlę po žaidimo ir po pertraukėlės keitėmis pusėm ir šį eventą toliau pratęsim sekančiam mūsų epizode. Tikiuosi jums patiko ir daugiau supratot apie Airsoftą Lietuvoje. Viso gero.